paskutiniai šios dienos pranešėjai Sima Čelutė. Sveiki, tai ačiū organizatoriams ir ačiū už galimybę pasisakyti šitoje konferencijoje. Tai Alvydas Jokubaitis dažnai mėgsta pabrėžti, kad mes daug diskutuojame apie politinius reiškinius, bet iš tiesų nenutuokiame, apie ką kalbame, nes neieškome atsakymų į pamatinį klausimą, kas yra politika. Šio pranešimo uždavinys išsiaiškinti, kaip pats Jokubaitis atsako į šį fundamentalų klausimą. Kokia yra Jokubaičio politikos samprata. Perskaičius jo knygas, aiškėja, kad tiesioginio atsakymo jis nepateikia, tačiau iš įvairių fragmentų galima sudėlioti tam tikrus galimo atsakymo kontūrus. Arčiausiai prie atsakymo Jokubaitis priartėja, svarstydamas politikos autonomijos problemą, kurią nagrinėdamas jis ypač daug dėmesio skiria politikos ir moralės santykio aptarimui. Mano pranešimo tikslas yra įrodyti, kad Jokubaitis glaudžiai susieja politiką su morale, pastarąją įkurdindamas pačiame politikos branduolyje. Politika jos idealiuoju pavidalu Jokubaičiui yra moralinės prigimties fenomenas. Jo darbuose galima išskirti dvi politikos autonomijos sampratas. Pirmoji yra liberali Tomo Hobso pradėta ir Džono Rawlso išsamiausiai išplėtota politikos autonomijos koncepcija, kurioje politika yra atsiejama nuo moralės. Pasak Rawlso, specifiškai politinis principas yra teisingumas, kurio pripažinimas ir pagrindimas nepriklauso nuo to, kokias moralinės nuostatas ar principus išpažįsta piliečiai. Dėl politinio teisingumo jie turi susitarti visiškai atsiribodami nuo savo moralinio tapatumo. Ši koncepcija Jokubaičiui nepriimtina, nes ji pernelyg atitolina politiką nuo to, kas yra jos šaltinis ir objektas, tai yra nuo žmogaus. Teisingumą iškėlus aukščiau gėrio tarp valstybės ir žmonių kasdienio gyvenimo pradeda vertis pernelyg didelis ryšys, siejantis eilinių piliečių pasyvumą ir abejingumą viešojo gyvenimo reikalams, o politiką paverčiantis etiškai neutraliu viešuoju administravimu. Jokubaitis pabrėžia, kad politikos ir moralės santykio klausimas apskritai tampa problemiškas tik tai modernybėje, nes iki modernioje epochoje politika buvo nuosekliai pajungta objektyvių moralinių tikslų gyvenimui. Gero piliečio ir gero žmogaus sąvokos atsiskiria tik naujaisiais amžiais, kai gamtos mokslai ir modernioji filosofija priverčia radikaliai suabejoti tradicinėmis metafizinėmis ir etinėmis tiesomis. Jokubaičio politinė filosofija yra paženklinta ryškios takoskyros tarp klasikinio ir moderniojo požiūrio į politiką. Jam artima klasikinio autorių nuostata, kad politikos filosofija yra sudedamoji moralės filosofijos dalis, o jos pagrindinis orientyras piliečių moralinio charakterio ugdymas. Pagrindinis politikos ir moralės atskyrimo kaltininkas Jokubaičio tekstuose yra modernioji filosofija. Tokie autoriai kaip Aristotelis ar Edmundas Berkas jam svarbus būtent kaip atsvara moderniųjų autorių siekiui atsieti politiką nuo moralės. Todėl antroji paties Jokubaičio politikos autonomijos samprata siekia suartinti politiką su žmogumi, o tai galima padaryti tik vėl glaudžiai susiejant politiką su morale. Piliečiams politika gali tapti įdomi ir reikšminga gyvenimo dalis tik tai tuo atveju, jeigu jų moraliniams įsitikinimams ir kultūriniams nuostatoms bus leidžiama dalyvauti viešajame gyvenime ir taip daryti įtaką valdžios sprendimams. Kitaip nei ekonomika, teisė ar viešasis administravimas, moralinis patyrimas yra pati demokratiškiausia praktinio žinojimo sfera, nepriklausanti nuo specialių žinių, todėl įgalinanti ne tik specialistus ir ekspertus, bet visus piliečius dalyvauti politinėme gyvenime. Be to, Jokubaitis politikai kelia aukštesnius tikslus
nei liberalusis taikos, tvarkos ir teisų užtikrinimo projektas. Politikos tikslas jo požiūriu yra piliečių moralinio charakterio ugdymas. Prieš klasikus sukilę modernieji politikos filosofai siekė pažeminti politinio gyvenimo tikslus ir todėl atsiribojo nuo dorybių etikos tradicijos. Tuo tarpu Jokubaitis, solidarizuodamasis su klasikais ir konservatoriais, siekia vėl juos paaukštinti ir sugrįžti prie moralinio perfekcionizmo tradicijos. Jo požiūriu, politika turi kilti iš moralinio tobulėjimo etikos. Tik pasitelkus moralinę teleologiją galima įveikti šiuolaikinę visuomenę kamuojančias dvasinės problemas, tokias kaip moralinis relatyvizmas, nihilizmas, cinizmas, konformizmas, politikos korupcija ir vadinamasis demokratijos deficitas. Tiesa, gali kilti klausimas, o kurgi čia slypi politikos autonomija, kurios mes jau pradėjome. Mano teigimu, susiedamas politiką su morale, Jokubaitis siekia autonomizuoti moralės ir politikos junginį tų moderniojo mąstymo pakraipų, kurios siekia išardyti šitą sąjungą atžvilgiu. Kaip tik iš čia ir kyla jo nesibaigiantis ginčai su pozityvizmu, scientizmu ir liberalizmu. Jis nori aktualizuoti ir pratęsti konservatorių pradėtus svarstymus apie moralinį žmogaus prigimtį. Politika čia yra suprantama kaip integrali visuomenės kultūros dalis, kuri tiesiogiai priklauso nuo žmonių kasdienio supratimo apie tai, kas yra gera ir bloga, teisinga ir neteisinga. Anot Jokubaičio, politika reiškiasi per kiekvieną iš mūsų, o tai reiškia ir per mūsų moralinius įsitikinimus. Vadinasi, politiškai reikšmingas yra ne vien administracinio aparato, teisinių procedūrų funkcionavimas, bet ir tokios tarpinės visuomenės struktūros kaip šeima, bendruomenė, bažnyčia ir laisvos piliečių asociacijos. Jos yra svarbiausios moralinės priklausomybės suvokimą ugdančios institucijos, kurios svariai prisideda prie žmogaus moralinės savimonės formavimus ir taip daro įtaką politiniams procesams. Jokubaičiui yra svarbu atkurti pasitikėjimą eilinių piliečių moralinę ir politinę savivoką. Todėl jis pabrėžia, kad praktika turi savo habitus ir veiklos pagrindimo logiką, kuris skiriasi nuo filosofinės arba mokslinės logikos. Tai yra intencionalumo, šališkumo ir prieraišumo sritis, kurioje negalioja neutralūs žinojimo standartai. Pagarba praktiniam patyrimui Jokubaičio filosofijoje reiškiasi kaip pagarba pirmo, o ne trečio asmens perspektyvai. Tai yra tokia nuostata, kuri politinius samprotavimus skatina pradėti nuo žmogaus požiūrio į save, šeimą, bendruomenę ir kultūrą. Pagarba piliečių praktiniam patyrimui glaudžiai susijusi su Jokubaičio prielankumu Aristoteliui, kuris savo praktinėje filosofijoje akcentavo fronezės ir moralinio politikos telos svarbą. Jokubaitis teigia, kad šiuolaikinėje politikoje būtų aktualu reabilituoti iš Aristotelio perimtą moralinį ir kultūrinį ugdymąsi, o šiuolaikinės politikos tikslas turėtų būti modernybės sugriautų moralinių horizontų atstatymas. Aristotelis jam svarbus tuo, kad iškeldamas moralinio charakterio ugdymo reikšmę, jis nuosekliai susieja politiką su etika. Aristotelio praktinė filosofija įgalina kurti alternatyvą moderniai politikos sampratai. Jo įsitikinimo mūsų požiūrį į politikos ir moralės santykį tiksliausiai atskleidžia lemtinga filosofinė takoskyrą – Aristotelis ar Hobbesas. Tai yra pasirinkimas tarp dviejų tarpusavyje nesuderinamų požiūrių į žmogų ir moralės ir politikos sąryšį. Pasak Jokubaičio, Hobbeso Leviatane aprašytas prigimtinės būklės žmogus nepažįsta nei moralės, nei politikos. Prigimtinis žmogus neturi jokių moralinių įsitikinimų. Hobbeso schemoje individai pereina į pilietinę būklę genami baimės ir savisaudos, o ne iš natūralaus polinkio į politiškumą ir draugystę, kaip yra Aristotelio filosofijoje.
Hobbesas valstybės atsiradimą aiškina pagal dirbtinai sukonstruoto mechanizmo analogiją. Teisingumas jo politinėje teorijoje atsiranda lygiai taip pat dirbtinai kaip ir valstybė. Taigi nebėra siejamas su natūraliais moraliniais žmonių polinkiais. Tvarkos ir taikos užtikrinimas tampa nepriklausomas nuo piliečių moralinių nuostatų, tad šios yra patraukiamos į privačią erdvę. Jokubaičio žodžiais, cituoju, ši politika jau gali apsieiti be moralės, nes mechanizmui tiesiog nereikalinga jokia moralė. Politika virsta grinai techninių dalykų, paklūstančių instrumentinio racionalumo reikalavimus. Pagrindiniu tikslu tampa ne individo moralinis ugdymas, bet politinio mechanizmo reikalavimas. Citatos pabaiga. Taigi nuo Hobbeso laikų prasideda akcentų perkelimas nuo sielos moralinio ugdymo prie metodiško kūno ir mechanizmo tvarkymo. Kitaip nei sielą, kūną ir mechanizmą galima moksliškai aprašyti ir techniškai įvaldyti. Hobbeso mechaninės politikos sampratos priešingybė yra Aristotelio praktinė filosofija, kurios svarbiausia prielaida yra ta, kad žmogus iš prigimties yra politiška būtybė. Hobbeso požiūris į politikos ir moralės santykį suformavo tai, ką Jokubaitis vadina liberalų etiniu minimalizmu. Pagal liberalizmo doktriną, prieš tai atskyrus viešumą ir privatumą, substanciniai moraliniai įsipareigojimai buvo perkelti į privačią sritį, kurioje viskas priklauso nuo individo pasirinkimų. Šitaip geras pilietis yra atpalaiduojamas nuo pareigos elgtis dorai substancinė prasme. Pasak Jokubaičio cituojamo Piero Manano, teisė siekti savo gėrio yra leidimas jo nesiekti. Skamba paradoksaliai, tačiau žiūrint iš liberalizmo perspektyvos, teisinga visuomenė nebūtinai yra padorių, kilnių ir garbingų žmonių visuomenė. Jokubaičio žodžiais, cituoju, politinio teisingumo požiūriu nesvarbu, asmuo yra šventasis ar nusidėjėlis, atlaidus ar kerštingas, ištvermingas ar silpnavalis, godus ar dosnus, mylintis ar nekenčiantis, išdavikas ar patriotas. Citatos pabaiga. Liberalų teisingumo koncepcija netrukdo piliečiams privačiai siekti moralinio tobulumo, tačiau pati jo neskatina. Šitaip teisingumo prioritetas sumenkina viešų samprotavimų apie gėrį reikšmę. Jokubaičio vertinimų liberalizmas apskritai neturi tik jam būdingos moralės sampratos, nes iš individualizmo ar vertybinio neutralumo neįmanoma išvesti jokios substantyvios dorybių etikos. Liberaliajam etiniam minimalizmui pas Jokubaitis priešpriešina moralinį perfekcionizmą ir moralinio tobulėjimo etiką, kuri jo akimis yra būtinas bet kokios padorios visuomenės elementas. Politinis nešališkumas yra nepatvarus visuomenės socialinis junginys, dažnai atveriantis kelią relatyvizmui ir nihilizmui. Jokubaičio požiūriu liberalų siūloma siaura moralės samprata yra per silpna įveikti tai, ką jis vadina šiuolaikinių visuomenių dvasinio gyvenimo nuniokojimas. Moralinių reikalų sričiai netinka spontaniškos rinkos tvarkos metafora, nes moraliniai reikalai nesusitvarko savaime. Etiniai priesakai ir įsipareigojimai gali veikti tik juos aktyviai puoselėjančioje socialinėje terpėje. Tai, kad Jokubaitis nori autonomizuoti ne šiaip politiką, o politikos ir moralės junginį, pagrindžia jo kritiką toms redukcionistinėms moderniojo mąstymo srovėms, kurios siekia atsieti politiką nuo moralės. Daugybėje tekstų jis pabrėžia, kad ekonominio mąstymo perkelimas į jam nepridarančias sritis, tokias kaip moralė ir politika, yra labai pavojingas dalykas. Ekonomistinis mąstymas įtvirtina gamybinį arba techninį požiūrį į politiką. Jokubaičio įsitikinimu politikoje tikrai ne viskam galima priskirti skaitinę vertę. Politika yra normų ir principų sritis, kurioje piliečiai ginčiasi ne vien dėl daiktų, mašinų ir skaičių, bet ir dėl aukštesnių dvasinių dalykų, kurie peržengia ekonominių skaičiavimo logiką. Problemiška jam yra ne pati ekonomika,
o ekonomistinė pretenzija ne ekonominio pobūdžio reiškinius pradėti matuoti ekonominiais standartais. Ekonomikos dominavimas įtvirtina instrumentinio racionalumo tironiją. Kai niekas nebeturi savaiminės vertės, viskas gali būti apskaičiuota, išmanyta ir parduota. Kaip pagrindiniu politinių sprendimų vertinimo kriterijum tampa kaštų ir naudos analizė arba pridėtinės vertės matas, į paraštės natūraliai nustumiami piliečių tarpusavio supratimu grindžiami moraliniai įsitikinimai ir elgesio papročiai. Ekonomistai pamiršta, kad moralinius ir politinius naratyvus vienyje ne BVP prieaugis ar finansinių technologijų inovacijos, o moralinės sąvokos ir autoritetai. O dar daugiau yra tai, kad ekonominio diskurso įsigalėjimas užtemdo suvokimą, kad politiniai ginčai dėl, pavyzdžiui, nedarbo, nusikalstamumo, progresinių mokesčių arba gerovės valstybės galiausiai veda į vienokią ar kitokią moralės sampratą. Kitaip tariant, ekonomizmas naikina supratimą, kad už ekonominių problemų šiaip jau slepiasi piliečių moraliniai įsitikinimai. Pastarasis aspektas Jokubaičiui ypač svarbus, nes jeigu ekonomistai pripažintų, kad ekonominio pobūdžio klausimai yra susiję su normatyviniais klausimais, tai jie netektų politinių sprendimų monopolijos, kurią dabar turi daugybėje vakarų valstybių. Šiuo metu jų didžiulę įtaką užtikrina dominuojantis požiūris, kad visa politinė veikla yra tik valstybės ūkio valdymas ir administravimas. Jis reikalauja specialių žinių, kuriomis disponuoja ekonomikos žinovų elitas. Jokubaitis nuogąstauja, kad ekspertų balsas nūdienos politikoje tampa daug svarbesnis už eilinių piliečių moralinius, religinius ir politinius įsitikinimus. Iš aktyvių politinio gyvenimo dalyvių piliečiai tampa pasyviais ekspertų sprendimų vartotojais. Jei būtų viešai pripažįstama, kad ekonominiai politinio gyvenimo aspektai yra grindžiami moraliniais pasirinkimais, piliečiai žymiai aktyviau dalyvautų politikoje. Jokubaitis akcentuoja, kad ekonomistai, technikos ir mokslo atstovai yra iš principo nepajėgūs užčiuopti nei politinio įvykio nepakartojamumo, nei paskiro asmens unikalumo. Ten, kur vyrauja dėsniai ir reguliarumai, vieną individą nesunkiai gali pakeisti kitas toks pats vienodas. Moksliškai neįmanoma pagrįsti laisvės idėjos, kuri yra būtina moralinio ir politinio bendravimo prielaida. Tai reiškia, kad mokslas veikia kaip vienu metu ir depolitizuojanti, ir demoralizuojanti. Politika ir moralė yra neįsivaizduojamos be suvokimo, kad subjektas turi savimonę ir pats gali būti savo veiksmų priežastis. Kitaip tariant, žmogų būtina suvokti ne tik tai kaip statistinį individą, bet ir asmenį, kaip savarankišką būties centrą. Žmogaus visumos redukcija tik į išorišką gamtinę jo tapatumo pusę turi būti traktuojama kaip žmogaus orumą žeminanti ir politinį abejingumą skatinantį nuostatą. Moralės reikšmės akcentavimas Jokubaičio tekstuose turi ir dar vieną įdomią dimensiją. Jis atveria erdvę politikos substanciją formuoti religiniams, metafiziniams ir mistiniams turiniams. Per moralę politiškai reikšmingi vėl tampa, pavyzdžiui, tikinčiųjų metafiziniai įsitikinimai, kuriuos į politikos užribį siekia išstumti pozitivistai. Kadangi politika idealiąja jos prasme Jokubaitis traktuoja kaip iš žmogaus dvasios kylanti bendravimo būdą, neturėtų stebinti, kad jo filosofijoje politika galiausiai yra susiejama ne tik su morale, bet ir su kitomis dvasinėmis sferomis. Ir iš tiesų, jeigu skaityti atidžiai jo tekstus, tai kuo toliau, tuo daugiau Jokubaičio filosofijoje yra rodomo dėmesio krikščioniškai filosofijai ir teologijai. Konceptualizavęs glaudų moralės ir politikos santykį, Jokubaitis siekia išplėsti šio santykio supratimą
ir todėl pabrėžia religinės ir metafizinės prigimties veiksnių reikšmę. Tiesa, Jokubaitis plačiau nepaaiškina perėjimo nuo klasikinės politinės filosofijos prie religiškai orientuotos politikos sampratos. Ir tai, aš manau, verta pabrėžti, nes, tarkime, Aristotelio politikos koncepcijai yra nereikalingos religinės prielaidos. Kad ir kaip būtų, savo tekstuose Jokubaitis neskiria pernelyg daug dėmesio instituciniai religijos formai, bet susitelkia būtent į moralinę religijos dimensiją ir siekia atskleisti religijos įtaką politikai per tikinčiųjų kasdienius papročius, įsitikinimus ir dorybių kultivavimą. Tai, ką čia išdėsčiau, nėra paskutinis Jokubaičio žodis ir tai turbūt yra labiausiai intriguojantis aspektas. Pastaraisiais metais, ypač pradedant knygos Politinis idiotas pasirodymą, Jokubaitis pradeda smarkiai abejoti politikos galimybėmis ir netgi politikos verte apskritai. Matome vis labiau ryškėjantį poslinkį nuo politikos prie moralės, prie vidinio, arba kaip jis netgi sako, pogrindžio žmogaus, prie asmens sielos klausimų. Man atrodo, kad Jokubaitis vis labiau nusivilia intelektualinėmis pastangomis atrasti prasmingą ir praktiškai įgyvendinamą alternatyvą moderniajam politikos supratimui. Ir tai veda į moderniojo, iš esmės hobsiško politikos supratimo priėmimą. Ir štai naujausioje knygoje mano Jokubaičio ir kolegės Aistės Noreikaitės bendroje monografijoje, kuri pasirodys po poros mėnesių, Jokubaitis jau aiškina, kad politika neturi savo ontologijos, kad ji būtinai depersonalizuoja ir dehumanizuoja žmones, kad politika yra mašina ir biurokratija, kuri diegia susvetimėjimą tiek tarp valdžios ir žmonių, tiek tarp pačių piliečių. Vienintelis tikras, aiškia ontologiją turintis dalykas jam yra moralė, kurią Jokubaitis supranta kantiškai. Ir šioje knygoje galima bus matyti labai įdomų Jokubaičio vedamą debatą tarp Kanto ir Karlo Šmito ir akivaizdų pritarimą Kantui šiame debate, kas galbūt gali atrodyti netikėta, vertinant ankstesnius Jokubaičio tekstus ir simpatijos Šmitui. Politika dabartinėje Jokubaičio pasaulėžiūroje atsiranda tik kaip moralės praktinio įgyvendinimo nesėkmės padarinys, kaip neišvengiamas blogis, kuris nesuteikia jokio tikrumo ir yra tik simuliakrų, šešėlių, galios žaidimų laukas, kuriame asmuo net pažįsta ir neatranda nei savęs, nei kitų kaip unikalių nepakartojamų asmenų. Mes su Aiste Noreikaite ginčijame šį požiūrį ir knygoje tas debatas matosi. Tikiuosi, kad ir jums bent dalį iš jūsų jis bus įdomus. Bet šito aspekto aš jau negaliu plėtoti šitame pranešime. Baigiant būtų galima pasakyti, galbūt kiek sutirštinant spalvas, kad jeigu išliks tokia Jokubaičio minties trajektorija, kokią matome dabar, tai centrinė jo praktinės filosofijos ašis arba pozityvusis normatyvinis jos branduolys visgi bus ne politika, o moralė. Politika bus buvusi reikšminga tik tiek, kiek galėtų sudaryti sąlygas asmens moralinių gebėjimų realizacijai. O pripažinus, kad tai yra neįmanoma, politika pradedama traktuoti tik kaip susvetimėjimą ir abejingumą gimdantis leviatanas. Tuo tarpu moralinio tikrumo buveinė persikelia kitur, į asmens vidujybę, į jo sielą, geriausiu atveju į meilės ir draugystės ryšius vos su keliais asmeniui artimais žmonėmis. Grįžtant prie pranešimo pradžios, jeigu neįmanoma užtikrinti politikos ir moralės junginio autonomijos, tai tuomet belieka tik tai modernioji hobsiška politikos kaip mašinos autonomija. Ir tada jau tikrai nebeįmanoma užtikrinti gelminio ryšio tarp politikos ir moralės. Tada asmeniui belieka trauktis iš politikos ir tikrumo properšų ieškoti uždaroje nepolitinėje bendruomenėje arba, metaforiškai tariant,
egzistenciniame pogrindyje. Dėkui. Pranešėjai, prašom. Aš kaip ir vėliuosi, arba jeigu paliksime vietą piliečių moralę, jie būtinai praktišką moralę. Pats karas, šiaip pažįsta, ko gero nebuvo neįmanoma. Būtų paistas, jo paties. Taip pat man dėl dviejų vietų. Tai vyks sprendimas ir dėl Taip, dėkui už klausimą. Taip, aš manau, kad dabartiniame etape pas Jokubaitį yra tam tikra būtent apskritai moralinio patyrimo idealizacija. Ir konkrečiai sakyčiau, Kanto kategorinio imperatyvo visos koncepcijos toks labai ryškus iškėlimas. Bent jau dabartiniame etape pas yra labiau tokia, sakyčiau, jo šito kategorinio imperatyvo, apskritai Kanto moralės sampratos egzegezė ir vėl kažkoks bandymas aktualizuoti, negu nagrinėti visus tas debatus apie Kanto moralės filosofiją, kurie jau su mumis yra daugiau nei 200 metų. Tai va, dėl to toks įdomus yra, kad jis tiesiog aktualizuoja tai, bando parodyti, kuo tai yra svarbu ir bando išgryninti, kad būtent ten slypi apskritai moralinis, dvasinis, egzistencinis tikrumas, moralės srityje, o politika tada išryškėja kaip kažkoks antstatas, kaip kažkoks susvetimėjimo padarinys. Ir labai panašiai, man atrodo, yra su krikščionybė. Tai yra, sakykime, krikščionių bendruomenė, kaip moralinė bendrija yra išryškinama kaip toks, neabejotinas gėris irgi ne tai, kad be problemų, ta prasme, jisai pabrėžia, kad nei kategorinio imperatyvo, nei, sakykime, dekalogo tu negali tobulai gyventi, bet vis tiek tai yra tikriau negu bet kas vyksta politiniam gyvenime. Nes tai, kas vyksta politiniam gyvenime, iš vis yra toks šaltas biurokratinis mechanizmas, melai, įspūdžiai, netikrumas ir šitai. Man galbūt ir yra įdomiausia fiksuoti tą tokį virsmą, lyginant, sakykime, ankstyvojo Jokubaičio labai tokį aristotelinį pozityvumą politikos atžvilgiu ir dabartinį nusigręžimą nuo to, sakykime, labiau optimistinio požiūrio į politikos galimybės. Poveikis sekuliarizuotai audituoja klausytojai, toks Jokubaičio moralinis rigorizmas ir, reiškia, aiškiai krikščioniškos moralės laikymas. Aš turiu omeny kelias laidas klausiau jo, reiškia, ir mano kaip netikinčio žmogaus. Iš tiesų pasakyti tokią poziciją, kad jeigu aš netikinčio žmogus, tai aš a priori negaliu moralus. Aš tai pasirinkau. Jo, aš suprantu, apie ką jūs, ir čia turbūt gal irgi reikia skirti, taip sakant, labiau tokią viešąją publicistinę Jokubaičio pusę, grynai filosofinę. Tai pavyzdžiui, toj knygoje, kuri toj pasirodys mūsų trijų, tai ten yra grynai filosofinis argumentas ir ten yra grynai Kantas. Tai jeigu norit sekuliarios moralės, tai toj knygoje rasit. Bet aišku, kaip jisai šneka. Jo, būtent, kiek jis turi sekuliarią moralę, tai ten yra Kanto kategorinis imperatyvas. Jo, ir dabar turbūt toj knygoje matysit, tai yra pirmą kartą ryškiai, praktiškai paraidžiui perimamas Kantas, visiškai jo Kanto egzegezė. Tai čia žinant galbūt jo kritiką apšvietai,
ankstesnė, tai gali gal netgi nustebinti kaip skaitytojus, bet dabar yra labai kantiškas etapas. Tai čia tada aš pasinaudos ir daugia kažkas tokia replika, nemažai esu skaitęs, Jokubaičio beveik visas. Ir labai buvo keista, kai po Aristotelio, Platono ir Šmito atsirado Kantas. Kai pagal visus, reiškia, apibrėžimus, Kantas yra liberalizmo teoretikas. Ir vien tai pasižiūrėti jo teisės filosofiją, reiškia, ir iš kurios išaugo visa tam Humboldto ir vokiečių valstybės teorija, ten yra aiškiai atskirta valstybė ir moralė. Reiškia, sakė, pagal tą Kantą ir pagal Kantą įstatymai yra hipotetiniai imperatyvai. Taip, absoliučiai. Jo, dabar kažkaip visiškai neliko, kai reiškia, liberalų mąstytoją pavertė konservatyvą. Arba atvirkščiai, galbūt autorius liberalėja. Čia klausimas, kas čia vyksta. Ne, aš toikas, kai atsirado tekstas Kantas, o dabar, reiškia, ką jūs pasakėte apie tą naują, tai pratęsą, tarsi čia todėl gaunasi tokiam nesakylis lengvintis ir nuo tų ankstesnių savo idėjų. Tai čia aš sakyčiau, čia yra klausimas, kurį reikia svarstyti, ar tai yra nuoseklus perėjimas, ar tai, sakykime, yra lūžis, tam tikras intelektualinis. Bet čia man tai vis dar yra atskiras klausimas. Dėl Kanto politinės ir teisės filosofijos, tai tikrai su jumis sutiktų. Ir čia dar viena tema, kuri jį domina, tai yra būtent kodėl anot Jokubaičio Kantui nepavyko iš jo moralės filosofijos nuosekliai išvystyti veikiančios ir įtikinančios politikos sampratos. Kodėl jis iš esmės tiesiog perėmė tuo metu vyraujančius įsitikinimus apie teisės konkrečiai politikos santykių. Tai jam, pavyzdžiui, atrodo, kad politikos išvedimas iš Kanto moralės filosofijos yra nesėkmė. Kanto nesėkmė ir, aišku, jis pats nesivadovauja Kanto politinė filosofija. Bet jam šiuo metu labai svarbi yra būtent jo moralės filosofija ir jam apskritai atrodo, kad vienintelis Kantas geba pagrįsti moralės ontologiją kaip tokią, o tuo tarpu politika neturi savo ontologijos. Tik moralė turi savo ontologiją. Tai yra, kad neturi savo čia tokių konstitutyvinių ontologinių principų, kuris galima būtų pagrįsti politiką. Vat jeigu moralė turi moralės dėsnių kategorinį imperatyvą, tai neva politika neturi atitinkamų ontologinių transcendentalinių principų. Čia dabartinis toks etapas ir tikrai įdomu, kas čia toliau dėsis.